Ale tikrai, tas tarybų laikais buvo toks šūdinas blogas gyvenimas, tai buvo bloga gyventi. Neturėjom automatinių skalbimo mašinų. Ir būdavo nuvilki visą patalynę, visam bute, nuo kelios lovų, sukrauni į maišą ir nuneši į būtinį, va taip vadino būtinė, va būtinio aptarnavimo įmonė, ten tau rūbus tas patalynės įskalbė, ten man jaučiu, net ir rūbus neždavom, po to kažkiek dienų nuveini, pasiėmė, to būna iškalbta, išlyginta, viskas gražiai sulankstyta, sudėta ir tu parsineši. Nu jo, sutinku, čia buvo blogas gyvenimas. Dabar mes kiekvieną savo automatinę skalbimo mašiną. Pats nusirinkė patalynę, pats susikiši skalbimo mašiną, pats įsiskalbi. Po to, kas nors turtingesnė, turi daugiau vietos, turi džiovinimo mašiną, nedai džiovinimo mašiną, po to gali pats įsilyginti, jeigu nori. Nu be abejo, kad šie laikai yra dabar žymiai geresni, kadangi beveik niekas neturi pinigų savo patalynę ir rūbus skalbti cheminio valymo įmonėse. Pažiūrėkite komentaruose, kiek iš jūsų daug žmonių naudojatės cheminio valymo įmonėm. Nes geras gyvenimas, kam jis reikalingos. Iš tikrųjų, nėra gerų ir blogų socialinių modelių. Yra jų labai daug. Bet Lietuvoje dabar užaugo nauja visuomenė, kuri nesupranta absoliučiai, kad yra skirtingi socialiniai modeliai. Kaip gyvena žmonių bendruomenės. Jų yra labai daug. Ir negali jų sakyti, šita geresnė, šita blogesnė. Reikalingi kriterijai. Pavyzdžiui, vagims yra vieni socialiniai modeliai tinkami, ypatingai mūsų dabartinis kapitalizmas. Tai čia vagim, tai čia pats modelis geras. Pažiūrėkime, ką mes turime Lietuvoje. Paimsim žudikus, bus kiti geri šitie socialiniai modeliai. Paimsim paprastą žmogų, bus vieni modeliai. Paimsim kokį nors kreiterių, senai menininkus, kažkokius dar nors pridurkus. Jam bus kitas socialinis modelis. Ir bet Lietuvoje žaugo tokia visuomenė, kuri to nesupranta. Pas jos pasaulis yra juodai baltas. Ir jinai šoja, jie užkrovė tokį, žinai, kaip juodai baltą vaizdą ir sako, va, pagal šitą ir gyventi. Ir kas yra blogiausia, kad Lietuvoje nauja šitą mūsų visuomenė, ypatingai ta jaunoji, jinai labai nori žudyti. Jinai savų žudimą, jinai pritarė, už savų žudimą jinai pritarė, kai ateina svetimi žudyti, jiem nelabai patinka, nes svetimi neklausys jų, ką jie turėtų žudyti. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, mūsų šitą visas žiniasklaidą, pažiūrėkit komentarus po mano video. Taigi, ištremti, žudyti, išvežti, nužudyti, pasodinti į kalėjimą. Vienintelis kriterijus. Tada sutinku, tai jiem pagal tokį kriterijų, jiem geriausia būtų fašizmas, iš principo. Ten buvo gerai. Nors, ko mes dabar skiriamės? Pažiūrėti nuo požiūrių, ta prasme, kad mes naudojam nacistinės fašistinės priemonės, tai čia jau visiems aišku. Ta prasme, draudimų kiekį. Kiek pas mus yra draudimų, jaučiu netgi nacistinė arba fašistinė Vokietija, kiek nebuvo draudimų, kiek mes dabar turim Lietuvoje. Turim tokią visuomenę, mielieji. Pagalvokit, kur jūs gyvenat, pažiūrėkit, kokia jūsų aplinka, pažiūrėkit, ar jūsų artimoji aplinka nėra iš tų, kurie laukia momento, kada galės tau į nugarą įdurti peilį. Iš priekio jie nesugebės, pas juos tik drąsos nėra. O iš nugaros viso gali būti. Taip pat atklausėt, kaip pasiruošti kolapsui. Apsivalyk savo aplinką artimąją ir visuomenę. O toliau bus ilgesnis video apie tai, kaip pasiruošti kolapsui.